jaunestas gal. Jo, jeigu į darbą reikės. Gal kas nori man padėti? Ką padėti? Tarnybų paruošta ir mes todėl norime užkirsti galimybę svetimoms jėgoms užpulti informacinį lygį Lietuvą. Bet jie už tai, Jie taip tik sako. Mes irgi už tai, iš tikrųjų. Bet tai senovės romėnai įvertina savo daugiametę, galbūt netgi šimtmečių patirtį, pasakė, kad jeigu nori taikos, ruoškis karui. na, jūsų vardą pavardę, galima? Ką tokia? Vardą pavardę. Donatas Badanauskas. Taip, galima pašnekėti. Mano pozicija yra tokia, aš kitoj situacijai galbūt būčiau prieš šauktinių kariuomenę, bet esamui tai yra, manau, vienintelis adekvatus atsakymas į tai, kas vyksta. Aš puikiai pažįstu daugelį žmonių, kurie stovi toj pusėje. Aš nelinkčiau ten sakyti, kad jie ten kažkokie tai sąmoningi agentai veikiantys prieš Lietuvą ar kas, bet aš manau, kad jų naivumas kelia pavojų mūsų ateičiai. Ta prasme, jūs įsivaizduojat, kad dabartiniai situacijoje tokia šauktinių kariuomenė yra. Bet iš kitos pusės jie pergyvena dėl savo karjerų, dėl savo... Pergyvent dėl savo karjerų, tai sakyčiau, net naivumas dar didesnio masto. Tie 9 mėnesiai Jokiais būdais tai nėra kokia nors sovietinė kariuomenė, kurios jos 9 mėnesius muša. Tai yra, sakykime, tas laikas, kurį jie gali labai naudingai išnaudoti. O jūs pats kiek susijęs su kariuomenė ir susipažinęs su to, kas vyksta lietuviškai kariuomenė? Šiek tiek susipažinęs. Šiek tiek susipažinęs, ta prasme, ne iš dangaus tas. Ne visai iš dangaus, taip. Tikit, kad ten jie gali sėkmingai atbūt 9 mėnesius? Taip, tikiu, tikrai gali atbūt, nebent jie patys savo prisidarys, taip sakant, problemų. Nes vėlgi, sakykime, ta kokybė, kaip jie tarnaus, priklauso labai smarkiai nuo to, kas jų galvose dėsis. Jeigu jie tos 9 mėnesius lauks tik tai to dembelio, kaip sovietiniai kariuomeniai, tai labai greitai pradės ardėtis panašus dalykai. Bet jeigu žmogus ateina į kariuomenę su mintim, reiškia, per tos 9 mėnesius išmokti ginti savo tėvynę, tai aš manau, kad jie tikrai naudingai ir maloniai praleis laiką. Prisistatykit. Esu Konstantinas Gaidandžiai. Tai nieko, klausykit, mes jau bilietų nupirsim į vieną pusę. Kai šiom galėsit grįžti, taip sakant. Grįžti į savo žemę. Karui taip, tai kainuoja. Pagrindinis klausimas, kurį mes keliam, tai kaip saugant demokratiją, kuri mūsų visiems brangi, patiems jos nesunaikinti, patiems pasirūpinti, kad vertybės demokratinės, laisvės ir teisės, dėl kurių buvo ilgai kovota, būtų išlaikytos ir užtikrintos net neramiu metu. Taip pat pabrėžiame, kad mes nesitikime šauktinių kariuomenės panaikinimo. Sprendimas, kuris priimtas, jau priimtas, bet norėtume kalbėti tada apie demokratiškesnius šio sprendimo taikymo būdus. Tai yra kelti socialinės tarnybos alternatyvos,
reiškios galimybės atsisakyti kovoti ginklu dėl įsitikinimų. Kodėl? O tai ką mes vaikam pasakosim, jei nekovosim? Už Lietuvą! Lietuva! Už Lietuvą! Myga nepasakoja. Tai gerai. Apie Mes Lietuvija! Visas Gediminų prospektas turi būti paminklais nusėtas. Tiem, kurie mirė už Vytautas Lietuvos kovojo laisvę. už Lietuvą! Mūsų didysis kunigas! Iniciatyvinė grupė tiki, kad Už Lietuvą! saugumas Aš pats tarnavau! pasiekiamas ne tik ginklu. Saugumas taip pat pasiekiamas per rūpestį vieni kitais, per solidarumą, per bendruomeniškumą, per pagarbą ir pasitikėjimą. Prievarta tarnauti supriešina visuomenę, kaip mes matome, skaldo ją, skatina prasivardžiavimą ir nepagarbą vieni Visus, kitiems. kurie nemyli tėvynės, reikia ištrekti ir įteisinti mylėjimą tėvynės. Svarbus klausimas, ar norės mus ginti prievartaujami tai daryti ir ar mes tikrai jausime saugesni, jeigu šauktiniai, kurie neturės jokio kito pasirinkimo, bus priversti eiti, nepaisant bet kokių jų norų ir įsitikinimų, ar mes tikrai jausime saugesni, jei šie šauktiniai mūsų ateityje gins. Norime paskatinti nepamiršti, kad Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta ne ginklu, o per taikų solidarumą. Laisvė ir saugumas tai ne prievartos ir cenzūros, o pagarbos ir pasitikėjimo vaisiai. Ir tada mūsų šūkis, štai čia už manęs, kiekvienas turi teisę nežudyti, kurį aš norėčiau, kad visi susirinkę pakartotume. Kiekvienas turi teisę nežudyti. 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 Visi turi teisę kalbėti. Kiekvienas turi pareigą ginti. Kiekvienas turi pareigą ginti. Kiekvienas turi pareigą ginti. Kiekvienas turi pareigą ginti. Perduodu žodį tolimesniai idėjai kalbėti. Sveiki, labai malonu, kad susirinko tiek daug žmonių. Kai kurie iš jų susirinkusiųjų iš tikrųjų nėra labai drąsūs, nes nieko nerizikuoja čia ateidami. Jie viso labo bando ginti, nežinau, tai, ko nereikia apginti, kas jau yra įtvirtinta ir primesta. Taip, o labai smagu. Ta prasme, jūs reikia ginti šiuo atveju žodžio laisvę. O jeigu vyksta tokie dalykai, kad žmonės pralaimi demokratinėms vertybėms Lietuvos teritorijoje dar nevykstant karui ir bando užtildyti kitus žmonės, kurie nori išreikšti savo nuomonę, apšaukti juos okupantų draugais ir panašiai, aš tame nematau drąsos, aš tame matau beribį bailumą. Taip, o dabar norėčiau pakviesti kalbėti žmogaus teisų aktyvistą, Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos narį Artūrą Rudomanskį. Prašau. Ačiū, sveiki, visi čia susirinkę ir tie, kas už šauktinius ir tie, kas prieš šauktinius. Aš atėjau čia, nes noriu pasakyti, kad I am for Russia without Putin. Atėjau čia, kad pasakyčiau Lietuvos valdžiai, nelabai rūpi šalies piliečių ir taip pat jų pačių laisvė šalyje demokratiškai kuriama visuomenė. Atėjau čia pasakyti, nes nusibodo, kad realų gynybos stiprinimą užgožia militaristinė isterija. Mano žinutė visiems pakliuvusiems į militaristinės isterijos gniaužtus - išsilaisvinti. Mano palinkėjimas - siekti būti laisvesniais ir lygiateisiškesniais. Reikalaukime, kad šalies gynybos reforma būtų panaši į reformą, o ne atkartotų 2/3 visuomenės neoliberalistinė filosofija, pagal kurią, kad 2/3 visuomenės būtų laimingi, reikia, kad 1/3 būtų atstumtųjų. Tada man sako, kad aš esu virtuvės ekspertas, politologas, kad nieko neišmanau, juk tokį sprendimą priėmė Valstybės gynybos taryba. O ne, bet ta pati Valstybės gynybos taryba, jos kai kurie dalyviai pasakė tokį dalyką, kad žmogaus teisių klausimai nėra Lietuvos aktualiųjų darbų sąraše.
arba apie tai, kad kai kurias visuomenės grupės net nenori turėti nuomonės. Negana, tada man teškia, kad esame bailiai, verkšlename. Atsakau, stovėjau su maža grupelė drąsių žmonių ir vaivorykštės vėliava prieš neonacijų eitynės. Buvau studijų metu sumuštas neonacijų ir nepaisant to, galiu pasakyti, kad neonacijai yra Lietuvos išdavikai. Lietuva ne išdavikai. Ne išdavikai. Taip, pripažįstu, yra tarp nepritarančių šauktiniams bailių. Bet tai tie, kurie suprasdami problemą, galėdami čia dalyvauti ir viešai išreikšti savo nuomonę, bijo ją pasakyti visiems viešai. Tai tokie žmonės tikrai yra bailiai. Man sako, kad šauktiniai išgelbės tautą. Ir jie pigiau nei profesionalai. Tačiau kur motyvacija? Tada aš klausiu, kur gynyba be motyvacijos? Ironiška, bet tautą apmokyti mes visą galime. Ir ietimis galime ją visą apdalinti, kad jau taip bus ir pigiau, ir daugiau nei profesionalų, ir netgi šauktinių. Jeigu profesionalumą mes vertinsime ir motyvaciją kaip neesminius dalykus kariuomenėje. Tokių pavyzdžių galime pasiekti ir kitose srityse. Turėsime daugiau chirurgų, advokatų, lakūnų. Lietuvoje. Kas vienyje tiesiog iš Kremliaus valdomus Rusijos TV kanalų darbuotojus ir mūsų žurnalistus palaikančius oficialią propagandą ir cenzūrą. Galų gale, kas vienyje Rusijos ir Lietuvos žmonės šaukiančius geiropą ir besibjaurinčiais Končitą ir mūsų šalies atstovų bučiniais Eurovizijos scenoje. Atsakymas paprastas. Valstybė į savo piliečių žiūri kaip į atsinaujinantį resursą, masę, kurią lengva manipuliuoti ir pajungti savo tikslus. Lietuva, jėga. Va štai labai gražu. Taip. Ir aš dabar norėjau. Peticija prieš šauktinių kariuomenę. Mes žemiau pasirašiusieji ir pasirašiusios smerkime Rusijos agresiją rytų Ukrainoje bei Krymo aneksiją. Mes žemiau pasirašiusieji pasirašiusios nepritarėme šauktinių kariuomenės dalinių formavimui. Esame įsitikinusios, kad šauktinių kariuomenė ne tik neprisideda prie valstybės saugumo, bet ir sukelia socialinės problemas bei ydingą visuomeninę paranoją. Siekiame, kad tarptautinėje politikoje ir viešajame kalbėjime būtų teikiama daugiau dėmesio taikos perspektyvoms, o ne pasiruošimui karui ir agresijos retorikai. Netikėtai ir nepasitarus su visuomenė sugrąžinta šauktinių kariuomenė sukėlė pelnytą nepasitenkinimą. Nuolatiniai tam tikrų politinių organizacijų ir masinių informacinių priemonių gąsdinimai siekia įtikinti visuomenę beveik neišvengiamą karo grėsme. Nors kariniai manevrai Ukrainoje yra ypatingai smerktini ir gali būti perspėjimų Lietuvai, kyla pagrįsti įtarimai, kad karo grėsmė yra sureikšminama siekiant manipuliavimo visuomenę ir nepritarančiųjų balsų tildymo. Nemanome, kad šauktinių kariuomenės sugrąžinimas prisideda prie krašto saugumo. Kritiką šauktinių kariuomeniai išsakė ne tik politikai, intelektualai, visuomenininkai, bet ir aukšto rango karininkai. Karybos tyrinėtojai ir socialinių mokslų specialistai, analizuojantis įvairius kontekstus per ilgus laikotarpius, išskirtinai sutarė, jog šauktinių kariuomenės yra itin neefektyvios karo metu, o taikos metu sukelia socialinės problemas. Pašauktieji dažnai atsiduria kariuomenėje to nenorėdami, todėl ne tik, kad būna nepasiruošę karo grėsmiai, bet yra psichologiškai žalojami. Mėginimas vengti kariuomenės, be kita ko, veda prie priverstinių studijų pasirinkimų, suvaržo laisvą šeimos planavimą, skatina slapstymąsi, ypač emigracijoje, ar net fizinį savęs luošinimą. Kyla ir kol kas statistika nepatvirtintų įtarimų, kad šauktinių kariuomenė bus formuojama iš nesaugiausių socialinių sluoksnių. Įmamasi panašios taktikos, kaip ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kur tarnavimas kariuomenėje nėra privalomas, bet jaunuoliai yra viliojami socialinę apsaugą ir atlyginimu. Viduriniesiems ir aukštiesiems socialiniams sluoksniams priklausantys pašauktieji ras būdų, kaip išsisukti nuo tarnybos, tuo tarpu nepasiturintiems tai padaryti bus sunkiau.
Taip socialinė neligybė dar labiau gali atsikartoti ir kariuomenėje. Manome, kad šauktinių kariuomenės atkūrimas yra veidmainiškas masinės emigracijos sąlygomis. Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva pasižadėjo užtikrinti laisvą asmenų ir kapitalo judėjimą. Valdžios suvestinėms emigracija buvo naudinga atsikratant socialinių problemų. Jos kartu su žmonėmis kėlėsi į Jungtinę karalystę, Airiją, Norvegiją ir Ispaniją. Dabar valstybė, neužtikrinusi emigrantams teisės į orų gyvenimą, kelia grąžinti šiuos išvykėlius, remdamasi pareigą ginti tėvynę. Manome, kad Lietuvos saugumo užtikrinimui besirūpinanti valstybės gynybos taryba, Krašto apsaugos ministerija bei vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų vadė prezidentė Dalia Grybauskaitė privalo skirti daugiau dėmesio taikos ir socialinės gerovės užtikrinimui, o ne rengimuisi kariauti. Kviečiame nepamiršti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Akivaizdu, jog didelio visuomenės nepasitikėjimo sulaukęs sprendimas yra susijęs daugiau su vidinės kontrolės mechanizmų stiprinimu, o ne su valstybės apsauga. Esame įsitikinę ir įsitikinusios, jog alternatyvios šauktinių kariuomenės grąžinimui nebuvo pakankamai apsvarstytos. Esame įsitikinę ir įsitikinusios, jog nenorintys kariauti jaunuoliai neturėtų būti priversti to daryti, nes tai yra itin neefektyvu, strategiškai, socialiai bei psichologiškai žalinga. Dėkui. Ir kai kurios iš tų priežasčių yra etiškos, o kai kurios ne. Bet kai šita kita pusė, kuri yra už šauktinių kariuomenę ir mano, kad tas sprendimas buvo priimtas tinkamu būdu, kalba apie žodžio laisvę, jie turėtų suprasti, kad tai ne jie yra mažiau reprezentuojami, o mes, kurie stovi kitoje pusėje. Nes 5 naujienos iš 7 yra apie karą. Ir antikarinės nuomonės įsideda tikrai labai mažai portalų. Kartais jos yra atmetamos, visiškai nepasitarus, dėl to, kad tam dabar nemetas. Kadangi dar nėra įvestas karo stovis, įdomu, kam nėra metas. Nes kol dar gyvenam demokratinėje valstybėje, panašu, kad ne mūsų reikalas yra įvedinėti karo stovis. Mes beje jo ir nenorime. Tai man kartais kyla tokių įvairių minčių, kad nemažai žiniasklaidos priemonių protestų nepabaigti šio judėjimo tiems, kuriems tai yra svarbu, ir toliau kooperuotis, kurti darbo grupės, kovai už žodžio laisvę, už žmogaus teisės, prieš nedemokratiškai priimamus sprendimus. Taip pat kviečiu visus pavalgyti maisto ir paskui pasiklausyti muzikos, nes jeigu protestas yra tik tai žiniasklaidai, tai tada jisai nėra iki galo pavykęs. Dėkui. Kai tokios antikarinės, pacifistinės tendencijos buvo ganėtinai stiprios Lietuvoje. Buvo nemažai straipsnių, kuriuose buvo sakoma, kad Lietuva, kai atkurs nepriklausomybę, jinai neturės kariuomenės. Mums užteks tik šveicaro ten kažkokios garbės sargybos ir taip toliau. Kad Lietuvoje nebus atominės elektrinės. Kad Lietuvoje nebus tenai sunkiosios pramonės. Na vieną, jau sunkiai pramonę, aišku, sunaikinom jau. Tai vienintelis įvyko dalykas. O visi kiti dalykai dėja. Kai tik tai pasikeitė valdžios, buvo užimtos ministerijos, buvo užimti kariniai poligonai, vėl pradėjo veikti, taip ir nesustojusi atominė elektrinė. Žodžiu, vėliavėlės pasikeitė, sistema išliko beveik ta pati. Ir šiandien, aš sakyčiau, padarytas dar vienas žingsnis, einama ne tik į tuos prieš Sąjūdžio metus buvusius laikus, o dar seniau, į kokius 70-uosius metus, brežnevinius metus, kai visi žmonės atsiverti laikraštį, bet kokius ten buvo, nedaug tų laikraščių tuo metu, visi rašo tą patį. Aš norėčiau pasakyti, kad neleiskime grįžti į 70-uosius metus, nes už jų slypi 37-ieji. Ir mus gali pradėti tremtiniai į Sibirą, o į kokius šakius tenai, Mosėdį arba ten Visaginą jo. Nedarykim to. Susiglauskime. Ačiū Dana. Ir toliau šnekės poetas Benediktas Januševičius. Na, jis gal pasakys. Pastebės. Mums reikia Marcinkevičiaus.
Aš esu lojalus pilietis. Noriu, kad Lietuva būtų demokratinė valstybė, kurioje gerbiamas ir saugus kiekvienas geros valios žmogus. Ar jums tai nepriimtina? Man labai gaila. Nepriklausomai nuo tautybės ar visuomenį užimamos vietos. Aš nenoriu, kad Lietuva būtų silpna ir negalėtų apsiginti. Galbūt jūs norite? Labai gaila. Aš esu europietis ir manau, kad Lietuvos vieta Europos žemėlapyje, o ne Rusijos. Aš sakau ne šauktinių kariuomeniai. Lietuva iškovojo nepriklausomybę ir išsaugojo ją neturėdama jokios kariuomenės. Taikus, tačiau protingi, drąsūs ir laisvės sprokstantys žmonės gali būti stipresni už ginkluotus zombius, už tankus gyvas gynybai. Kas garantuos, kad spektaklio dalyviai yra tikri kariai. Kita vertus, kai žiūrėtų spektaklį, kuriame vaidina suvaryti jaunuoliai. O kas drįstų kreiptis į gydytoją praėjusi 9 mėnesių kursą medicinos šauktinių mokykloje, kurią kursantai atrenkami ne pagal gebėjimus, o loterijos keliu. Pagaliau, ar Lietuvos valstybė pajėgi suburti veiklę kariuomenę, jeigu nesugebėjo suformuoti veiklios policijos, paskandino reformose švietimo ministeriją, švietimo sistemą ir suparaližavo mediciną. Valdžia ir tėvynė, du skirtingi dalykai. Mylėti tėvynę ir ją ginti yra normalu. Aklai garbinti valdžią ir besąlygiškai jai paklusti kvaila. Juolab, kad toji valdžia kursto nesantaiką ir kelia paniką. Juolab, toje valdžioje yra keistų žmonių, kurie priima abejotinius įstatymus. Niekas negali garantuoti, ar mus gins užsienio kariai. Jei apgins, tuomet ir bus galima sakyti, kad mus apgynė. Ačiū jiems. Patys apsiginti nedidelių šansų turime, tuomet jei ginsis visa šalis. Tiek kariuomenė, tiek ir visi piliečiai atsainiai užkrovė atsakomybę, kurią vienai visuomenės grupiai mes neišvengiamai pralaimėsime. Vis dėlto šauktinių kariuomenė jau atkuriama. Kas toliau? Vergiškas darbo kodeksas? Kas dar? Gal atimti iš moterų balsavimo teisę? Pastatyti Kudirkos aikštėje kartuves? Pradėti deginti raganas? Jeigu tiesa, jog karas vyksta dabar, tai šauktinių kariuomenė ir jos formavimo būdas vienas tų mūšių, kuriuos Lietuva pralaimėjo. Didžiausiai mūsų priešai – neapykanta vienas kitam ir valdžia priimanti nevykusius įstatymus. Mes privalome pažaboti, sutramdyti savo neapykantą, balsuoti taip, kad valdžioje dirbtų kompetentingi žmonės ir tik tuomet galėsime bent pabandyti gintis nuo išorės priešų. Jeigu nebus pozityvių permainų, jeigu nesikeisime patys, išnyksime be pėdsakų dar šiame amžiuje. Todėl sakau, šauktinių kariuomeniai ne. Kodėl jis pakaltas jis pats, nes pasitaikė ne vietoj, jo laikumą pabudo ir atsikėlė, pagalvojo ne taip pažiūrėjo. Gal jo sielai pritrūko stiepų. Laisvė tai nukirstas medis, dar truputį gyvas, kai nusibaigs, gali praversti. Laisvė tai mirtinai sužeistas žvėris, netrukus jį tiks maitvanagiai. Kadaise šis saldus žodis šiandien apkarto, nudrisko ir pavirto benamiu. Neretai postringujame apie vergijos privalumus, daug kas sako, mums toji laisvė, mes tik norim normaliai gyventi. Žodį ketinu pakeisti, bet pamiršau. Laisvė dabar tokia perregima, kad beveik neįmanoma jos išžiūrėti. Iš lizdo išgrūstas paukštukas turi spurdėjimo laisvę. Laisvas yra laikas, jis negali sustoti. Laisvė meluoti kažkodėl vadinama teisingumu. Negi tai laisvė klausimų neturiu ką atsakyti, nes šiandien sunku kalbėti apie laisvę. Viskas, ką pasakysiu, gali būti panaudota, gali būti padėvėta ir išrūšiuota. Aš laisvas, tik du mano kalbos žodžiai. Šie žodžiai jau neturi prasmės. Pernelyg daug žmonių susirūpinę mano laisvę. Stebi ją, čiupinėja ir sveria, nustato ir apibūdina, formuluoja ir apibrėžia, spaudina ir antspauduoja ir palieka uždusti. Ar aš laisvas, klausiu savęs? Ar galėčiau būti laisvas, abejoju? Ar aš suimtas? Dar ne. Atsiprašau, norėčiau
Norėčiau atkreipti dėl bendros tvarkos policijos, kuri užtikrina mūsų ramą renginio eigą, dėmesį į šį pilietį, kuris prieš tai pastumė mano draugą, aš puikiai tą mačiau, ir čia vykdamas trukdė mūsų renginį. Prašau. Atsiprašau. Gerai, dėmesys atkreiptas į jūs. Dabar mes tęsėme renginį ir nepasiduodame provokacijoms, kurios galimai yra užsakytos. Ačiū. Paprašykit savo, kad nesikeistų, nes yra vaikų. Taip. O paprašykit to, kur Žinoma, būtinai tą padarysime. O dabar aš labai atsiprašau. Aš labai norėčiau dabar tęsti savo kalbą ir kad jūs mane atsakytumėte. Ir mano bendražygiai žuvo pasienyje. Aš iš to išvisų žmonių tarpo. Aš nenoriu, kad šitie jaunuoliai būtų neparuošti. Turėti teisę pritarti valdžios politikai, jie neparuošti būtų nusispėję į kažkokį tai incidentą. Jie nemokėtų net kaip apsiginti savo šeimų apginti. Ir jį būtų gaila, bet jie būtų patrankų mėsa. Jie nenori 9 mėnesiam išeiti žmogus, kaip reikia apsiginti. Nenori praeiti paprastus vyriškus mokyklus. Paskutinis dalykas, kurio norėtų anarchizmas, tai darbas, apimti patį anarchizmą. Taip, kai kurie anarchistai tiki tik fizinę kovą prieš valstybę. Taip, kai kurie anarchistai tiki tik fizinę kovą prieš valstybę, tačiau taip pat radikalus konservatizmas gali tikėti tautų ir rasų naikinimo bendrojo gėrio labui. Budizmui norėjome pabrėžti niekieno nors naikinimą. Norėjome pabrėžti konstruktyvias taktikas, prieinamas ne tik kabutėse tikriems anarchistams. Tai stipri ir plati savivalda, pagarba individuo laisvei, ginamai ir puoselėjimai bendruomenės, saugumo kūrimas stiprinant atvirus ryšius tarp žmonių, kova su diskriminacija, galios pozicijų išlyginimas, pasitikėjimu ir draugyste grįstas visuomeninis gyvenimas. Norime, kad garsų militarizacijos skatinimą atsvertų svarstymai, kaip siekti taikos. Norime, kad priverstiniai šaukimai į kariuomenę būtų mažiausiai pakeisti savanorystės skatinimu ir galimybę rinktis socialinę, o ne karinę tarnybą. Bet dar labiau norime, kad neliktų jokios privalomos tarnystės apskritai. Manome, kad absurdišką karo problemą spręsti propaguojant karą. Iš karto žengiu 2 žingsnius atgal. Ar jums panašu, kad aš barzdą turiu? Šitą kaišė. Jo, iš tikrųjų tai yra visiškai ne į temą. Vieną argumentą turi. Tai dar pagrosim, pakalbėsim ir pagrosim. Ir norėčiau pabaigti savo mintį. Ačiū, kad leidote. Ir žmogus negali ruoštis. Ir faktas, kad net išėjęs iš privalomos kariuomenės, jisai vėl neįstos dėl to, kad jis neturėjo laiko pasiruošti. Ir tada štai žmogui iškrenta vėl 1 metai ir jisai negali toliau siekti savo tikslų. Ir tai yra ne tik menui pritaikoma, tai galima pritaikyti viskam. Ir jūs galite tada sakyti, kad bet jisai juk eis kovoti už laisvą Lietuvą, tai už kokią laisvę jis kovos, jeigu jis net neturi laisvės siekti savo tikslų? Aš nenoriu niekam prikišti savo nuomonės, aš noriu tiesiog, kad jūs patys pradėtumėt mąstyti, o ne aklai pasitikėtumėt valstybę. Ačiū. Ačiū. Ir prieš pakviečiam kitą kalbėtoją, kuris parodys palaikymą iš užsienio. Nes kaip pat mūsų situacija... Pastarasis nevaragina iš karto pasiduoti Rusijos karinio konflikto atveju. Siekiame atkreipti dėmesį į Rytų Europos militarizaciją. Čia karinis konfliktas Ukrainoje yra naudojamas kaip pretekstas atriekti papildomų pinigų gynybai, atriboti žmogaus teises arba priversti be išlygų paklusti kariniams ir imperiniams JAV arba Rusijos interesams. Vis dar turintys tikėjimo rinkimų sistema turėtų pastebėti, kad nepaisant prezidento ar valdančiosios partijos vado, iš tikrųjų svarbus sprendimai nesikeičia. Rumunija jau 10 metų kaip agresija dalyvauja Irako ir Afganistano karuose, arba, kaip jos kai kas vadina, konfliktuose dėl kabutėse laisvės ir kabutėse demokratijos. Nei viena partija nepraleidžia progos parodyti savo paklusnumą imperialistiniams JAV interesams. Tie, kurie išdrįsta kelti šį klausimą, automatiškai yra kabutėse Rusijos finansuojami arba Rusijai naudingi kvailiai.
Binarinė logika su mumis arba prieš mus nedera su demokratijos ir civilizacijos dviejų itin džiugiai linksniuojamų sąvokų vertybėmis. Karinis konfliktas Ukrainoje sukėlė ginklavimosi sūkurį, į kurį esame įtraukiami ir mes. Mus nuolat ragina rinktis vieną iš dviejų pusių – vakarietišką, europietišką, demokratišką arba rytietišką, rusišką, totalitarinę. Atsisakome rinktis kurią nors iš jūsų. Prieštaraujame tokio pasirinkimo logikai. Šmėklos sklando po rytų Europą. Keičiami karo įstatymai, didinami biudžetai gynybai, net grąžinamos šauktinių kariuomenės. Neįmanoma nepastebėti Rusijos agresijos Ukrainoje, bet taip pat neįmanoma nematyti ir JAV vaidmens Euromaidane. Būdų didinti geostrateginę įtaką regione esama įvairių. Maisto nebombo akcija Kluže siekia atkreipti dėmesį į tai, kad šis karas politikų ir jų interesų, o ne mūsų piliečių karas. Laukit Lietuvos! Ačiū labai. Laukit Lietuvos! Ačiū. Laukit Lietuvos! Kartais tikrai labai norisi. Esi pilietis! Netlieki pareigos! Laukit Lietuvos! Kaip suprantu, aš esu paskutinis kalbėtojas, tai dabar tęsim su muzika, dar yra šiek tiek maisto likusio. Išdavikas, eik išgerti! Valgykit! Ačiū labai visiems atėjusi. Didelį šaukštą pasiimk! Parodyk savo šaukštą, kokio dydžio yra tavo šaukštas. Tu dar nieko neuždirbai, ne prie laisvės, ne pirštelių nepridėjai. Thank you.